Labas vakaras, mieli svečiai. Susirinkę į susitikimą su latvių autorė Inga Abelė ir jos romano Potvynis pasitiktuves vykstančias rašytojų klube. Tai yra jau 4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos drauge su partneriais Latvijos ir Estijos rašytojų sąjungomis įkurtos serijos Naujoji klasika Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba knyga, kurią į lietuvių kalbą išvertė Jurgis Banevičius, deja šį vakarą negalintis būti drauge su mumis ir visiems siunčiantis linkėjimus iš saulėtosios Graikijos. Redagavo Lolita Petrašiūnaitė, matome ją salėje, ačiū Lolita. O knygos dailininkė Deimantė Rybakovienė. Beje, Deimantė yra ne tik šios, bet ir visų naujosios klasikos serijos apipavidalintoja. Deja, taip pat šiandien nėra jos salėje su mumis. Tai irgi labai apgailestauju, kad negalėjau prisijungti. Mano širdingiausias ačiū iš Siguldos šiandien atvykusiai Ingai Abelei. Ir mums sutikusiai pavertėjauti šį vakarą Eglei Žilinskaitei. Taigi kalbėsime lietuvių kalba ir latvių kalba. Ir tiesiog tikėkime, kad taip gana sklandžiai, paprastai tas mūsų pokalbis tekės. Ir aš norėčiau pradėti nuo klausimo susijusio su Lietuva. Kadangi pradėjus bendrauti su Inga telefonu, elektroniniais laiškais, aš pastebėjau, kad viena kita frazė man Inga atsako lietuviškai. Ir galvoju, kur prasidėjo jūsų istorija su Lietuva? Labas vakaras, mīļie draugas. Tālāk lūkšu Egli. Tegul prašysiu Eglės. Jo lasīt varu, bet runāt sen nav runāts. Skaityti galiu, bet jau seniai nesu kalbėjusi. Es domāju, ka šis stāsts sākās, kad es sāku studēt Latvijas Kultūras akadēmijā dramaturgiju. Aš manau, kad ši lietuviško istorija mano prasidėjo, kai aš pradėjau studijuoti Latvijos Kultūros akadēmijoje dramaturgiją. Jo es bieži braucu uz skatīties teātri uz Viļņu. Aš dažnai atvažiuodavau Viļņu pasižiūrėti į teatrą. Tur varēja redzēt Mikrošas izrādes, tur bija Oskaras Koršunovas izrādes un Tomas Vaikus. Kaip nes Nekrošiaus, Oskaro Koršunovo, Tomo Vaitkaus spektaklius galėjau pasižiūrėti. Bija ļoti ērti sestdien iesaisties autobusā, 4 izkāpt Viļņā, 6 skatīties izrādi un tad ar nakts autobusu braukt mājās un no rīta 5 ar tramvaju un ar iespēju pilnu galvu atgriezties mājā. Nes buvo labai patogu šeštadienį įsilipti autobusą, 4 valandą būti Vilniuje, 6 valandą eiti į spektaklį ir tada naktiniu autobusu grįžti į Rygą ir iš ryto pilna įspūdžių galva gyventi toliau. Un tā dzīve arī izveidojās, ka sākās Eiropas Savienība un mūs bieži kaut kur sūtīja no visām 3 valstīm kopā, no Baltijas. Kai įstojom į Europos Sąjungą, tada irgi prasidėjo tas gyvenimas, kai visų 3 šalių atstovai būdavome siunčiami kur nors į keliones. Un tā es iepazinos Bonnā ar Lauru Sintiju Černiauskaiti. Bonoje aš susipažinau su Laura Sintija Černiauskaite.
Un es nezinu, kur mēs ar Tomas Butkus iepazināmies. Nepamenu, kur su Tomu Butku mēs uzsipinājām. Ai, Visbijā! Un, jā, tas bija tāds priecīgs laiks. Buvo labai džiaugsmingas metas. Dėkoju už atsakymą. Na ir Potvynis yra jau 3. lietuvių kalba, išleista Ingos Abelės knyga. Beje, ar aš turėčiau atsistoti gal taip pat? Kaip jau būtų patogiau iš tikrųjų? Mēs varam apsēsties. Vienkārši es esmu šorīt atbraukusi ar mašīnu, 4 stundas 5 sēdējusi un gribas staigāt. Taip, šįryt atvažiavau mašina, 4-5 valandas sėdėjau ir dabar noriu vaikščioti. Tai iš tikrųjų galim. Indre, tevis. Ne, aš tai galiu. Ir pas tavęs, bet tiesiog galvoju, taip galvą užverti, žinai. Ir to pačiu, kad nori kam pačiamas. Bet Indre, labi, tevis dēļ, bet vispār, kad es rakstu vai domāju, man ir kaļināmā domāšana. Es vienmēr staigāju vai pa mežu, vai ar pirkstiem kaut ko daru, jo tas man atbrīvo domu. Kai aš rašau, ką darau, tai rankomis arba vaikštau, judu, nes tai man išlaisvina mano mintis. Atsiprašau, kad čia jūs taip pasvadinau tame. Tai grįžtu prie klausimo, kadangi Potvynis jau 3. lietuvių kalba išleista jūsų knyga. Ir kaip supratome, salėje sėdi ne vienas bičiulis ir taip pat skaitytojai, manau, kurie žino ne vieną jūsų gyvenimo faktą. Jeigu aš paprašyčiau jūsų tiesiog prisistatyti mums taip, ko mes nerastumėm Wikipedijai. Tokie biografijos faktai, tokie gyvenimo kelionė, jeigu ją į kelis sakinius kažkaip taip, kaip rašytojas gali. Ne taip, ką mes galim suguglinti ir... Bet tuos vidinius galbūt dalykus kažkokius, kuriais galėtume su mumis pasidalinti. Toks klausimas labai atviram žmogui, bet Inga būtent tokia man ir pasirodė labai šilta, jauki, tokia, kuriai galima išdrįsti tokį klausimą užduoti. Es pati brīnos par savu dzīvi, jo mums Rīgā ir tādi prozas lasījumi katru rudeni notiek, kur es esmu piedalījusies. Aš pati stebiuosi savo gyvenimu. Mes Rygoj turim prozos skaitymus, kuriuose aš dalyvauju. Gruodžio mėnesį vienu vyksta. Un vienu reizi es secinu, ka es jau esmu no pagājušā gadu 100, jo no pagājušā gada 1000, es jau esmu ļoti vecmāmiņa tajos lasījumos. Es vienkārši visu dzīvi esmu lasījusi prozas lasījumos, un man jau ir 50 gadu. Tas man pašu pārsteidza, nekā cita jau arī daudz nav bijis. Ir vieną akimirką aš suvokiu, kad aš jau esu iš praeito amžiaus, netgi iš praeito 1000-mečio, ir kad aš jau esu tokia močiutė šitose prozos skaitimuose ir jau aš čia dalyvauju 50 metų ir nieko kito mano gyvenime nevyksta. Labai čia tas didelis darbas, čia per tuos, kiek vyksta šitie prozos skaitimai, kiek visko įvyko iš tikrųjų jūsų gyvenime. Kurie tai būtų tokie, jeigu pažiūrėti gyvenimą kaip į knygą, jūsų pačios, pradėti nuo jūsų norisi man, todėl kad Potvynis yra labai intimi knyga, tai yra moters gyvenimo istorija. Ir jeigu, kadangi paskui klausimai šiek tiek persipins ir aš norėsiu paliesti tuos asmeniškumus, tai galvoju tiesiog iš karto pasiteirauti. Jeigu jūsų gyvenimas būtų, kaip sako, tu čia vis dalyvauji tose prozos skaitymuose, kaip knyga, kokie esminiai skyriai joje būtų? Es atceros vienmēr, ko teica Tomas Butkus, bet viņš teica, man liekas, spāņu
Dievs esta, todas esta vien. Aš visada prisimenu, ką pasakė Tomas Butkus, bet jis tai pasakė ispaniškai. Dievs esta, todas esta vien. Ja Dievs ir, tad viss ir labi. Dievas yra, vadinasi viskas gerai. Tāda ir īsa grāmatiņa. Tokia trumputė knyga. Nu, taip. Viso, ko galima tenai atrasti, nebejoju tuo. Potvynis iš tikrųjų ką tik pasirodė. Prieš porą savaičių mes gavome tiražą iš spaustuvės ir dauguma sėdinčių salėje, žinau, kad tikrai nespėjo dar perskaityti knygos. Tai kadangi jau žinau, kad tikrai mokate labai trumpai, taip labai konstruktyviai suspausti į vieną sakinį esmę. Tai apie ką ši knyga, jeigu va taip klaustų skaitytojas knygyne, paėmęs ją į rankas, kaip jūs trumpai apibūdintumėt, apie ką yra ši knyga? Par satikšanos. Apie susitikimą. Jo tas, kas mums dzīvē ir atvēlēts, ir satikšanās. Un galvenā varoņa paisumā atdod visu, lai iegūtu vēl vienu satikšanos. Nes tai, kas mums gyvenime yra skirta, yra susitikimas ir pagrindinė veikėja potvynyje atiduoda viską, kad turėtų progą dar kartą susitikti. Un vēl varbūt es atceros, šeit. Ir lietas, kas nociest, un daži cilvēki tām pieķers. Yra dalykų, kurie užgesta, o kiti žmonės prie jų prisiriša. Jā, arī par to. Apie tai. Tai toks skausmingas dalykas gali būti. Knyga išleista 2008-aisiais. Jinai laimėjo Baltijos asamblėjos premiją. Na jau, jeigu pasižiūrėsime, ne taip, ne vakar. Yra šioks toks laiko tarpas praėjęs nuo potvynio iki šiandieninės jūsų kelionės čia į Vilnių. Ir žinau, kad esate labai produktyvi autorė. Ir ne viena knyga jau įsiterpė tarp mūsų šiandieninio susitikimo ir potvynio sėkmės. Ką šiandien jums reiškia ši knyga? Koks dabar jūsų santykis yra su tuo potvyniu, kuris štai dabar jo banga atėjo pas mus į Vilnių? Es labi atceros to reizi, kad šeit Viļņā man pasniedza šo Baltijas asamblējas balvu, un tā ļoti daudz nozīmēja, jo tas vārds Baltija ir ļoti dārgs man. Aš atsimenu, kaip Vilniuje man įteikė Baltijos asamblėjos premiją ir tai man daug ką reiškia, nes šitas žodis Baltija man yra labai brangus. Un es atceros, ka mēs staigājām pa Viļņu ar Lauru Sintiju, un viņai bija maziņš bērniņš ratiņos, un tā arī bija pēdējā reize, kad es biju Lietuvā, Viļņā. Ir aš atsimenu, tada mes vaikščiojom su Laura Sintija ir jie turėjo vaikelį vežime mažą, ir tai buvo paskutinis kartas, kai aš vaikščiojau Viļņoje. Bet tagad, kad es uzzināju, ka iznāks grāmata, tad man šķiet, ka tā ir tā īstā balva. Ir dabar, kai aš sužinojau, kad išeis knyga, ir aš supratau, kad tai yra tas tikrasis apdovanojimas. Jā. Džiugu, kad toks išsitęsęs džiaugsmas per 10 metų keliauja. Šleifas toks. Jā, labi, ka tas notika. Gerai, kad tai įvyko. Paldies par šo vakaru, paldies, ka atnācāt.
Ačiū už šį vakarą, ačiū, kad atėjot. Taip, aš irgi dėkoju. Ir toliau pratęsiu klausimą savo. Ieva Eglytė, pagrindinė potvynio herojė, kurios istoriją matom ir iš tikrųjų ne vien tik jos istoriją, matom begalę kitų herojų, jos močiulę, jos dukrą sutinkame. O skaitytojai labai mėgsta spėlioti, lyginti, visuomet įtarinėja, kuri jau čia ta linija yra iš autorės gyvenimo, o kuri yra ar iš jos galbūt giminaičių, o gal išgalvota, susapnuota. Būna gi visai. Ir aš galvoju tiesiog irgi pasmalsauti ir paklausti, kiek jūs pati turite bendro su Ieva Eglyte, o galbūt su kitais herojais, jų likimo, tų, kurie yra aprašyti potvynyje. Ar jūsų aplinkos žmonės vieną ar kitą charakterį personažo formavo, įtakojo, rašant knygą. Varbūt tas bija mēģinājums uzrakstīt par to paudzi, kas kā reiz izteicās Oskaras Koršunovas, ka tā bija upurēta paudze. Tai buvo bandymas parašyti apie tą kartą, kurią Oskaras Koršunovas apibūdino paaukotą kartą. Es tagad domāju, ka katra paudze ir savā ziņā upurēta. Aš dabar galvoju, kad kiekviena karta tam tikrą prasme yra paaukota. Bet tā plaisa, kas bija, kad sabruka lielā padomju savienības impērija un sākās cits laiks, tas bija ļoti sarežģīti tai paudzei. Bet ta bedugnė, kuri buvo, kai iširo Sovietų sąjunga ir prasidėjo naujas laikotarpis, tai buvo labai sudėtingas laikotarpis tai kartai. Jo tur bija 10 gadi, 90. Tie ir 10 gadi, kad cilvēks parādījās visā savā kailumā. Nes tai buvo 10 metų, paskutinis 20 amžiaus dešimtmetis, kai žmonės atsiskleidė, pasirodė visų savo nuogumu. Protams, ka šis skats uz cilvēku nevienmēr bija glaimojošs. Ir žinoma, požiūris į žmogų ne visada buvo nenozīmīgs. Vienpusiškas, ar ne? Bet tā bija, protams, ilūzija, ka 21. gadsimts atnesīs kaut ko mierīgāku, ka mēs esam kļuvuši gudrāki. Ir žinoma, tai buvo tik iliuzija, kad 21 amžius atneš ramesnių laikų. Tai buvo tik iliuzija. Es ļoti ceru, ka manai meitai būs vienmērīgāka dzīve, bet es nezinu, vai būs. Aš labai tikiuosi, kad mano dukra gyvens tokį, pastovesnį gyvenimą, bet nežinau, ar tai bus. Zinot, kas notiek šobrīd pasaulē. Žinodama, kas šiuo metu pasaulyje vyksta. Mes tikrai kažkokiam lūžiniam laikė, tas tiesa. Ir kadangi šiek tiek užsiminėjau apie dukterį, tai papasakosiu, kad Inga šiandien atvairavo pati su mašinyte ir su nuostabia kompanija su 10-metė dukterimi Lina, kuri čia yra, sėdi pirmoje eilėje. Tai aš tiesiog, I just introduced. Es teicu, ka viņai jāiepazīstas ir ar Viļņu. Sakiau, kad jai reikia pamatyti Vilnių. Ir potvynyje iš tikrųjų laikmetis yra tarsi atskiras veikėjas, irgi labai svarbus
laikas, kaip jūs ir pasakėte. Ir jis daro įtaką veikėjų gyvenimams. Ir aš galvoju, jeigu rašytumėt potvynį ir jo veikėjus, jo herojus perkelti į šiandieną, ar jie būtų kitaip įkalinti gyvybėje. Nes įkalinti gyvybėje šitą frazę tikrai sutiksite potvynyje nesykį. Jinai yra kaip koks raktažodis, leitmotyvas pasikartojantis, kai žmogus apmąsto savo būtį. Man bent jau taip pasirodė, tai įdomu, kaip autorė mums atvers šį raktažodį. Katram laikam savi uzdevumi. Kiekvienas laikotarpis turi savo užduočių. Kā mēs jau izjust to tuvību un mīlestību? Svarbiausia yra išjausti, pajausti artumą ir meilę. Cik? Ką daugiau? Bet ar šis laikas, ar jeigu jie būtų jau gyvenę praėjus tuos pirmuosius dešimtmečius, kai sistema keitėsi drastiškai, ar jie būtų galėję, ar tas susitikimas būtų galėjęs, apie kurį jūs kalbate, įvykti kitaip, trukti ilgiau? Protams, ka tās pasaules tik ārkārtīgi atšķiras, jo piemēram, tas, kas šobrīd šī pasaule tik ļoti atšķiras no 20 gadiem atpakaļ, es domāju, ka tiešām, tas ir 90. gadu romāns. Aha, tai aš manau, kad tie pasauliai tokie skirtingi. Dabartinis pasaulis labai skiriasi nuo to, kuris buvo prieš 20 metų. Ir aš galvoju, kad šitas romanas yra 20 amžiaus paskutinio dešimtmečio romanas. Jis tiesiog, kaip aš suprantu, jis net ir nebūtų įmanoma jo perkelti. Jau būtų viskas kitaip. Ka pamatā jau tur ir vienkārši trilleris. Pamatā, bet tā laikmeta faktūra ir ļoti nozīmīga, jā. Na, kaip pagrindas šitos knygos yra, paprasčiausias toks trilleris, bet tas sižets ir vienkārši taip ir laikotarpis yra svarbus būtent 20 amžiaus paskutinis dešimtmetis. Ačiū už atsakymą. Tiesiog mano šitą klausimą galbūt inspiravo tai, kad dabar iš tikrųjų labai populiaru, man atrodo, paimti kažkokį tai siužetą klasikinį, tą patį Šekspyrą, pavyzdžiui, jį statyti, perkeliant į pačius įvairiausius laikmečius ir pačias įvairiausias dekoracijas. Ir paprašysiu labai pačios Ingos Abelės, kad jinai mums šiek tiek paskaitytų iš potvynio. Tiesiog, kad mes išgirstumėm, kaip tai skamba originalia kalba, koks tai yra skambesys ir kaip pati autorė tą sakinių tėkmę jau nerašydama. Tai turbūt bus pati pradžia, kaip mes kalbėjome, jeigu nepersigalvojant. Ir gal būtų patogiau atsistot, ar... Tas jau jau. Iesākumā. Dievs neradīja vārdu. Iesākumā bija sapnis. Un beigās atkal bija vairs tikai sapnis. Dievs parādījās sievietē nāvē līdzīgā sapnī. Dievs atrada sievieti sapnī un sacīja tai:
Ja tu piekritīsi dzīvot atpakaļ, tad spēsi atdot dzīvību savam mīļajam, kurš mira jauns. Tikai neceri daudz. Jūsu satikšanās tajās krustcelēs ilgs kāds 20 minūtes neilgāk. Tad viņi dosies tālāk uz vecumu, bet tu uz bērnību. Sieviete piekrita bez domāšanas. Dievs noteica: savādi, vai tiešām tu savu dzīvi un iegūto pieredzi novērtē tik zemu, ka bez šaubīšanās esi gatava atgriezties izejas punktā? Sieviete neko neatbildēja. Kad viņa pamodās, viņa atcerējās šo sapni. Ačiū labai. Tai netrukus pokalbį pratęsime su mūsų šio vakaro viešnia. O dabar kviečiu aktorę Rasą Samuolytę paskaityti mums ištrauką iš Potvynio lietuvių kalbą. Aš įsivėsiu. Aš knygos dar neperskaičiau, esu procese ir skaitau ją ir vieną vakarą perskaičiau vieną vietą ir negaliu atsitraukti nuo tos vietos. Bėgu pas sūnų į kambarį, sakau, žiūrėk, aš tau paskaitysiu. Savo, geras. Grįžta vyras, sakau, žiūrėk, aš tau paskaitysiu. Geras. Tai vietomis ta knyga taip suima, turi tokio jautrumo ir tie žodžiai, tie sakiniai tiesiog kaip vandens kažkokie vienas po kito kartais gūsiai užpila. Ir tu kartais negali atsakyti, kas tau patinka konkrečiai atsakymo tokio, bet kažkaip tas žodžių potvynis, jis kažkokie ant kažkokios virvės viską suviria ir tu pajauti tą, kaip tau atrodo, tu supranti tada. Tai pažiūrėsiu, ar pavyks man pasidalinti su ta vieta. Būtent. Taigi, Inga Abelė, potvynis. Puslapis 18. Kartą jį perskaitė nežinia kur, jūs daug kartų krisite, tai nieko baisaus. Jis susijaudino ir ilgai apie tai galvojo, jai atrodė, kad kažkas negražiai pajuokavo. Tai, kas jai buvo nuodėmė, kitam atrodė tik pamokymas. Ji nepajėgė patikėti ir vis dėlto pajuto menką viltį, kad rašantysis galėtų prisijimti atsakomybę už savo žodžius. O kas yra nuodėmė? Koksgi čia žodis? Kaip jai kartą pasakė vienas žmogus, šėtoniškumu ir šventumu artimas didžiausiam Dostojevskio romanų, nuodėmė nėra tai, ką prisišaukia žmonės, varydami kartuves žmogžudį arba vagį, o ne. Tai jau kita, daug grubesnė materija, nenusipelniusi vadintis subtiliu raibuliuojančių žodžių nuodėmė. Nuodėmė, sakė jis, stebėk savo širdį. Stebėk joje kas akimirką gimstantį neapykantos, godumo, išdidumo, pavydo, apkalbų ir pavyduliavimo virpesį. Tai yra nuodėmė. Įjungta į tavo širdies bangavimą, tos pačios širdies, kuris savyje slepia amžinąją atleidimo ir susitaikymo pusiausvyrą. Stebėk neramų savo kraujo paviršių ir turėsi ką išpažinti, kam vis tiek. Pastoriui, jūros pakrantėj ar šventajam Kazbeko kalnui, stebėk savo širdies gulščiuką ir suprasi, kad nekenti ne kažko kito, o nekenti to, ką jis sužadina tavyje. Tavo niekšybės troškimo ir silpnumo. Tu nekenti ne kažko kito, jis nekaltas, jis pats lyg mažas vaikas, kaip jis gali būti kaltas. Bet atkaklumo drebulys, einas iš tavo širdies yra tavo. Jis turi tavo akių spalvą ir veido išraišką, dar neprengtas žodžiais ar veiksmais, tavo širdies mintise slepiasi nuodėmė. Ir staiga
Jūs daug kartų krisite, tai nieko baisaus. Kelkitės ir eikite toliau. Nedarykite tos pačios klaidos 2 kartus. Kad nors galėtumėte įskiepyti šią mintį, kaip laukinuku užpildytą veislės žiedą, geros veislės viltį. Atidžiausias turi būti važiuodamas mašina, taip iš tiesų. Jei tik pajėgi pakelti akis, ai paslaptis, ai dėžutės užrakintų laiku, ai rimtas ir truputį liūdnas veidas, ai nepakeliamas artumas, net giliausių pasidavimo kerams nepripildoma taurė, neišpilamas puodelis, žmogau. Jei įsivaizduoja, kiek daug krumpliaračių turi atitikti, kad būtų įmanomas bent šešėlis artumo fikcija, suartėjimo imitacija, bet jei jau iš tiesų artumas, jei jau begaliniai maudžiantys, beviltiški bandymai įveikti laiką ir kūnus, įsismelkti vienas kito tamsiausias bedugnes, kad po viso to galėtų pažvelgti vienas į kitą. Argi tai nesabuklas? Ir važiuojant mašina, tau matomas jo veidas dešinėje pusėje. Dešinė pusė esanti iš Dievo, taigi idealiausia. Ta, kuria kare žus pirmoji, taip, bet ir gražiausia, nebejotinai. Ir gražus yra pats kelias, pati pralekiančių vaizdų lemtis mirgėti ir keistis, atspindint veide ir akise. Todėl būk atidi, kai jis pasisiūlė tave nuvežti į Paryžių. Na, galbūt ne į Paryžių, galbūt į Helsinkį, Tukumą, Karaliaučių ar Baikalą. Jo veide bus kelio atšvaitas. Tai visada gražu. Nėra gražesnio žmogaus už žmogų kelyje. Tai stumtelės tave į nerūpestingumą. Kelias, grožis, ilgesys. Ačiū, tikrai nuostabiai paskaitė, nuostabiai ištrauką. Tikrai, ačiū labai. Knyga iš tikrųjų, kaip ir girdėjome, yra labai poetiška, bet tuo pačiu jinai kalba apie meilę ir apie neapsakomą žiaurumą. Nes knyga tarsi linija yra šiek tiek detektyvinė, aš išduosiu truputėlį, kas skaitysite. Man labai įdomu, kaip visą tai sudera šitas nuostabiai trapus, save stebinčios gražiaširdės moters paveikslas su tuo, kas vis dėlto gimsta aplink, kad tas susitikimas jisai pasėja šiek tiek visą tai, kas buvo iki tol. Tikrai, kaip ir sakote, knygos aprašyme, tie krantai jie išardyti. Tokia ta gyvenimo lygtis, tai man tiesiog labai įdomu paklausti, kaip ar rašydama apie tai galvojote, ar tiesiog ta istorija atėjo, pasirašė savaime ir turime, ką turime, ar kažkiek buvo tokio svarstymo? Klampus galbūt klausimą, bet ir prašau. Tur ir sarežģīts jautājums, bet ļoti interesants. Nē. Sudėtingas klausimas, bet tuo pačiu metu labai įdomus. It kā romāns ir par izaugšanas sāpēm. Romanas yra apie išaugimo skausmus. Jo vienmēr ozolam būtu mierīgāk palikt dzīvē. Nes ąžuolui būtų ramiau, patogiau pasilikti lylės pavidalu. Un dažreiz šķiet, ka tev jāiet atpakaļ uz to bērnību, kur tu esi tik ļoti pasargāts. Ir atrodo, kad tau patogiau grįžti į vaikystę, kur tu esi toks apsaugotas. Un šis te romāns ir būvēts kā atgriešanās atpakaļ uz to pašu izejas punktu, laiks tiek atpakaļ. Ir šitas romanas yra lyg sugrįžimas į tą išeities tašką, laikas teka atgal.
lai beigās pateiktu, ka nē, to mieru tomēr nevajag, jo tā nav izēja. Ir tai vyksta tam, kad galų gale pasakytum, kad ne, vis dėlto tos ramybės nereikia, tai nėra išeitis. Tieši tas, kas mūs veido, kas mums sāp, tas ir tā mūsu pieredze, kas ir vērtība. Tai, kas mus formuoja, kas mums skauda, tai yra ta patirtis ir tai yra vertybė. Bet viss šis romāns ir veidots kā gobelēns, kā daļas ļoti atšķiras valodas ziņā un stila ziņā. Šitas romanas yra parašytas kaip gobelenas, jo dalis labai skiriasi savo kalbą ir savo stiliumi. Viena ir skatīta ar meitas acīm, tad ir cits atkal pilnīgi stils Andrejam, galvenam varonim. Tas ir tā kā salikts tāda gobelēns kopā pa gabaliņiem. Viena yra matyti dukros akimis, kita Andrėjaus pagrindinio veikėjo akimis. Jis turi visai kitą stilių ir tai viskas sudera šitoj knygoj, sudedama į vieną. Un redaktors teica, ja tu gribi atgriezties laikā, tev vajag rakstīt vienkāršāk. Ir redaktorius pasakė, kad jeigu tu nori grįžti laiku, tau reikia rašyti paprasčiau. Un tas ir tas, ko es gribētu iemācīties, rakstīt vienkāršāk. Ir tai yra tai, ką aš norėčiau išmokti rašyti paprasčiau. Es gribētu kādu caurspīdīgu, lineāru stāstu kādreiz uzrakstīt, bet man vienmēr interesanti ir tie sānu ceļi, un tad es viņos ielienu un netiek vairs ārā. Aš norėčiau tokį permatomą vieną kryptį pasakojimą parašyti, bet mane visada domina tie šalutiniai, šoniniai keliai ir aš į juos įlendu ir sunku išeiti. O kuris personažas yra pačiai jums asmeniškai iš tuos tų, kuriuos sutinkame potvynyje, artimiausias? Kuriam daugiausiai savęs suteikėte? Es nevaru atbildēt. Negaliu atsakyti. Nes aš tiesiog truputėlį išsiduosiu, kad žinau, kad močiulė, kad yra tikrai prototipas Ingos aplinkoje. Bet dažkārt ir tā, kā rakstniekam tie mīļie tēli ir daudz vienkāršāk un vairāk jāmocās varbūt ar tādiem sarežģītākiem, pretrunīgiem tēliem. Tā kā visi ir tādi interesanti priekš manis. Yra taip, kad rašytojai yra artimi personažai, mylimi ir yra sudėtingesni, su kuriais reikia gal pasikankinti labiau. Ja, citreiz es saku, ka ir cilvēki, kuri raksta, un ir cilvēki, par kuriem raksta. Aš sakau, kad yra žmonės, kurie rašo ir yra žmonės, apie kuriuos rašo. O tam, kad rašytum, tiesiog man, aš vis bandau, nepaleidžiu jūs, atsiprašau, tiesiog man labai įdomu, kiek rašytojas iš tikrųjų pats turi savęs ir savo gyvenimo įlieti į savo knygas. Kaip jums atrodo, ar jam iš tiesų užtenka tiesiog intensyviai kitų gyvenimą stebėti, ar tiesiog patirti pačiam širdimi? Ar tai privaloma iš tikrųjų jums taip atrodytų, kad rašytojai? Mēs jau par to daudz runājam ar mīļo Virgīniju, ar žurnālisti. Viņa man to jautāja. Mes apie tai daug kalbėjom su miela Virginija, su žurnaliste, jie kaip tik manęs to klausė. Un arī tur it kā bija tas, ka tā pieredze ir detaļās svarīga, lai būtu patiesa, bet grāmatā tomēr
vispārināta. Patirtis yra svarbi. Detalės patirties yra svarbios, bet knygoje ji yra apibendrinta, ta patirtis. Un es atceros, ka Alberts Kamī teica, ka ir ļoti svarīgi, ka rakstnieks pats neizdara slepkavību, bet viņš, piemēram, stāv ar nāzi uz tās robežas, ka viņš varētu izdarīt. Aš pamenu, Kamiu yra pasakęs, kad autorius pats, rašytojas pats nenužudo, bet jisai stovi su peiliu ant tos ribos. Jo būtu nejauki lasīt par to, par slepkavību, ko cilvēks ir izdarījis, un tāpat arī ir nelāgi lasīt par galīgām muļķībām. Vienkārši rakstnieks ir cilvēks, kurš paliek uz sliekšņa. Nes nebūtų gera, malonu skaityti apie žmogžudystę, kurią tikrai padarė, ar ne, kad rašytojas yra žmogus, kuris stovi ant slenksčio. Ar dažnai vykstate į susitikimus su skaitytojais? Ja mani aicina, tad tas ir mans pienākums. Diezgan bieži Latvijā, bibliotēkās un skolās. Jeigu mane kviečia, tai yra mano pareiga. Tai gana dažnai Latvijoje bibliotekose ir mokyklose. Ir kogi teiraujasi dažniausiai, apie ką kamantinėje? Gal yra net kažkoks klausimas, kur jau išgirstat ir galvot, negi vėl dar kartą reiks jį atsakyti. Visjautrāk ir dažādas auditorijas, jo, piemēram, skolēni ir brīnišķīgi. Smagiausia su skirtingom auditorijom moksleiviai yra nuostabus. Jo es atceros reiz Valmierā meitenes jautā, kad es vairāk rakstu, vai no rīta, vai vakarā. Nes Valmieroje, pavyzdžiui, merginos klausia, kad aš daugiau rašau, ar, pavyzdžiui, rytais ar vakarais. Un es iesāku stāstīt un sākam runāt. Ir aš pradėjau pasakoti, mes pradėjom kalbėti. Un beigās viens puisis, kurš sēž nost, viņš saka, un jums patīk tā braukāt pa Latviju un stāstīt, cik ilgi jūs guļat? O vienas berniukas, kuris truputėlį atokiau sėdi ir klausia, ar jums patinka taip važinėtis po Latviją ir pasakoti, kaip ilgai jūs miegat. Mēs vēlāk kļuvām labi draugi. Mes vėliau susidraugavom labai. Labai toksai dar dalykas, išduosiu, šią kaip tokią paslaptį. Malonus sutapimas, knyga, lietuviškoji potvynio versija iš spaustuvės atvyko būtent tą dieną, kuri yra ir Ingos gimtadienis. Nei žinojom, nei planavom, tiesiog taip sutapo. Ir aš noriu paklausti, ar dažnai tokie nuostabūs stebuklingi šypseną ir keliantys sutapimai, nutikimai lydi jūs gyvenime? Jo, tas jābūt ļoti uzmanīgām. Taip, reikia būti labai atidžiam. Un ir ceļš tagad, kad es rakstu par Aspazīti dzejnieci diženamā latviešu romānu. Viņa man pieslēdzās un visu laiku mani dažādas brīnumus dara. Ir dabar, kai aš rašau apie Aspaziją, apie Latvijos didžiąją rašytoją, ji prisijungia ir daro visokius stebuklus su manim. Jo es, kad sāku rakstīt romānu, es dzīvoju meža vidū, un tagad es dzīvoju Siguldā Aspazijas ielā. Nes kai aš pradėjau rašyti tą romaną, aš gyvenau vidury miško, o dabar aš gyvenu Siguldoje Aspazijos gatvėje. Ļoti daudz tādu notikumu. Ir dar labai daug tokių nutikimų. Aš kaip buvau prieš 3 savaitės Aspazijos namuose Jūrmaloje. Tai labai įdomu, nežinau, kad
tik tuo metu, kai knyga išeidinėjo potvynis. Kamantinėjau mūsų autorę, o gal kas nors iš auditorijos turi klausimų ir norėtų juos užduoti Ingai Abeliai. Varbūt tad es jums palasīšu vienu jaunā darba. Aš gal jums paskaitysiu iš vieno naujo darbo. Jūrnieka lūkšana. Jūreivio malda. Un man šķiet, ka jūs sapratīsiet daudzus vārdus. Manau, kad jūs daug žodžių suprasit. Un man ļoti patīk tā vieta pie Sventājas, kur saskaras Latvija ar Lietuvu. Man labai patinka vieta prie Šventosios, kur susiliečia Lietuva su Latvija. Vējuli, vērpeti, vētrauti, viesuli, bankpūti, bārdaiti, audra, vētra, ziempūti, vilni, vilnīt, launaciņi, jūri, māri, sira, dūmiņa, glāsma, paisma, lēnīti, brīzīte, dieva dvesma, laidies lēni laiviņā, saksiņi, sviedrīti, ziemeli, dzīvnieciņi, gorga, purga, devītais vilni, tāluma, augstiem, precību vēji, žibuli, āžali, krustavēji, virpuli, meženi, vasarieti, slapuli, vīreni, krastavēji, jūrnieciņi, liededziņi, dienvidi, drebuli, tukšpūti, sausais pusdienniek, šķērsavēji, dzintervēji, dūnu vējs, mērķu, štorms, pilvu, vādini, vētriņi, asais vēji, austrumvēji, orkāna aurētāji, austreni, dūdzeni, bankpūti, bākas vēji, vēsma, baltais vēji, dusētāji, gūšiņi, gurdais vēji, vakareni, cietais vēji, lalinātāji, lūzēji, mikstais vēji, mīzela danga, oģu vēji, ogļu vēji, pretvēji, vilniņa, pursliņa, pūtēņa, putotāji, rāmiņi, rātiņi, riebrimti, rītiņā. Romieti, kursieti, sāmeli, spirģeli, svilpotāji, vakara elpa, spārnavēji, ceļavēji, vējucīt, vējputīt, žurkuli, zvejsvēji, ziemuli, izvēju, zuzīt, ripsni, sturni, ziemeļ rīteni, ziemeļnieki, ziemēni, ziemāji, ziemeļplāzma, tukšuma, pūstuna vēji, zīd ostiņ, zīd vestiņ, zīd līga vēja, zīd ziba zēvelētāja, līņa šūpa, zemnieciņ, zefīriņ, zēģelī šrāvējiņ, balss elpa, pūsma, nopūta mana. Virziņ, virsmiņ, vizulīt, virmotāji, virpotāji, virpaini, virpuļotāji, vīriņ, virkiņ, vīraciņ, virbulīt, viļņu starpiņ, vilnāju kalniņ, ieplaciņ, vilniņ, vilniņ, vīliņģī, tāliņģīt, viesuļa vērpeta, vieglais vēja, vidusnakts, viddienvēja, vežģer lēnīt, veždar lodīt, veždar lēnīts, vētru vēja, vētriņa, vētrāja, vētras strīpa, vētras laika, vēstumiņ, vērsīt, vērputīt, vērpelīt, viesuļacis, viesūli, auri, auga, audra, vējonīt, vēradziņ, vējulīt, vējš iep, vējš krustu jūrai, vējš krustus mežām, vējš krustus pa zemi, vējpūta, vējpūsma, vējgriezi, vējeli, vējau, vējpūka, krasais vēja, vējamāt, vēja mākonīt, vēja grūsma, vēja diena, vēja elpa, vēja klusuma, vēja grūtuma, vējbūta, vējbrāzma, viesula, viesula. Vēdas, vārpatu, varens vēja, vasarvēja, vakarvēja, valdzeni, vakaru ziemeli, vasaras pusē, vakaru pusē, vakariņ nāc, vakaru stūrītī. Vakareni, raguvilni, uzplūdum, ugunsvēji, ūdensvēji, 3 dižās bangas, 3 lielie tukšie vēji, tērpeni, tārpeni, švilpātāji,
Aidenieki aizplūduma apaļais vilni, atsities atstraumē atpakaļ, aurē austriņa vēji, āzeni badies putu gabalā, bangaini bangājies bangu krēpēs, bauro bēgumā, bējā bēgļindā, beldē bezvējā. Blanks, blīngs, pļaura jūra, slīkst ūdenī nelaimes vēji, ceļa vēji, cīruļu vēji, brāzmoni brāzies, brējā breķēji, brieglaugā bruzdi, caurrautā vējā, čorām čurksti, dillunga, dinunga dīrā, erģelē, elso, elpo, elpo. Ai, Salėje iš tikrųjų yra ne vienas žmogus, kuris puikiai moka latvių kalbą, tai pavydime jiems, nes jie suprato, apie ką ši malda. Kita vertus, potvinis ir Leivio malda, na irgi šiek tiek bendro turi ir susišaukia. Ir kad sugrįžtume vis tiek prie knygos, kurią ir pristatyti susirinkome šį vakarą. Aš norėčiau tokį, turbūt, artėjant vakarui prie pabaigos klausimą užduoti. Jūs veikėjų lūpomis potvynyje svarstate, kas yra meilė. Ir man įdomu, kaip į šį klausimą šiandien atsakytumėt pati. Man jāparāda šī mana pēdējā grāmata, kas iznāca šovasar, saucas Lidijas dziedība. Tada aš turiu parodyti šitą knygą, savo paskutinę knygą, kuri vadinasi Lidijos žiedeliai. Mums ir disidente, mana laba draudzene, viņai tagad 98 gadi, Lidija Daroņina Lasmane. Turim tokią moterį, mano gerą draugę, disidentę, kuriai dabar 98 metai. Lidija Daroņina Lasmane. Daroņina Lasmane. Un viņa ir lēģera biedrene jūsu godājumai panei Jadvigai Beļauskienei. Ir jūsų gerbiamos ponios Beļauskienės, Jadvigos Beļauskienės lagerio draugė. Jā. Un viņas dzīvē ir bijuši 3 lēģeri. Jos gyvenime buvo 3 lageriai. Un viņa uz šo jautājumu par mīlestību atbildēja tā, ka Dievs ir mīlestība un gars. Ji į šį klausimą, kas yra meilė, yra atsakiusi, Dievas yra meilė ir dvasia, gars. Jā. Un man šķiet, ka tas ir labākais, ko es esmu arī sapratusi, ka Dievs ir mīlestība. Ir man atrodo, kad tai yra geriausia, ką aš esu supratusi, kad Dievas yra meilė. Vienmēr ir iespēja palikt mīlestībā, jebkurā situācijā. Ir visada yra galimybė likti meilėje, bet kurioje situacijoje. Bet visu dzīvi jāmācās to izdarīt. Bet visą gyvenimą reikia mokytis tai daryti. Augti kaip tai giliukiai. Jā. Ačiū labai, Inga. Dar norėčiau paklausti, gal kažkas nors įsidrąsino, gal kokia mintis kilo mūsų klausytojams. Taip, Tomai, prašau. Kaip nieks neklausia, tai aš paklausiu. Aš per mikrofoną. Girdėjau Kamiu, bet taip kažkaip galvoju iš atminties dabar, kokie Inga, tavo supratimo arba tavo kūrybą paveikia rašytojai, jų atrašymo stilius, jų pasaulėvaizdis, užsienio, galbūt Latvių, o gal net lietuvių autoriai įtakojo tavo kūrybą. Protams, ka man ļoti tuvu ir godājumā sabiedriskā.
Žinoma, man labai artima yra gerbiama Kristina Sabaliauskaitė. Jo viņa izveido telpas, ka tu vari ieiet fiziski. Nes jis sukuria erdves, į kurias tu gali fiziškai įeiti. Un vispār man šķiet, ka mums latviešiem un lietuviešiem ir raksturīga tādas ļoti tāda sajūtama valoda. Ir man atrodo, kad mums tiek lietuviams, tiek latviams yra būdinga tokia labai išjaučiama kalba. Pajaučiama kalba. Jā, bet tas ir ļoti milzīgs jautājums. Es nevaru tik daudz. Un katrā laika posmā, katrā dzīves posmā kāds cits autors. Bet tai yra labai didžiulis klausimas ir negaliu tiek daug atsakyti. Ir aišku, kiekvieno laikotarpiu, gyvenimo laikotarpiu yra savos įtakos savi autoriai. Jo es atceros, ka man tēvs labu gribēdams 16 gados iedeva Hamsuna Badu lasīt. Nes aš atsimenu, kaip man buvo 16, mano tėvas gerų ketinimų vedamas man davė Hamsuno Badą skaityti. Es atceros, ka es kāpu ārā no tramvaja, lai vemtu. Ir aš atsimenu, kaip aš lipu iš tramvajaus, kad išvemčiau. Jo es tik ļoti identificējos ar to galveno varoni, kad es jau jutos kā viņš, kas kliedz pa Kristiāniem. Nes aš taip, įsikūnijau į pagrindinį veikėją, kad, įsivaizdavau, kad aš esu jis, kuris klaidžioja pa Kristiāniem. Bet tajā laikā es mēģināju lasīt Markesu, un es nevarēju, man tā kā atgrūda tie Markesa stāsti. Ir tuo pat metu aš bandžiau skaityti Markesą, bet negalėjau tuo metu, nes mane tiesiog atstumdavo Markeso istorijos. Bet pēc studijām, kad man bija 30 gadi, es atvēru un es vienkārši tur tiku iekšā. Bet po studijų, kai man buvo 30, aš atsiverčiau tas knygas ir tiesiog įėjau į jas. Protams, ir arī smagas traumas, jo ir Jānis Jaunsudrabiņš, latviešu lielisks autors, un es izlasīju viņa romānu Aija, kad man bija kādi 12 gadi, un es 2 nedēļas biju milzīgā depresija, domāju, tāda ir dzīve, nē, es negribu. Bet aišku, yra ir traumų, nes kai man buvo 12 metų, latvių klasiko Jānio Jaunsudrabiņo romaną Aja perskaičiau ir aš buvau 2 savaitės gilioje depresijoje ir galvojau, ar toks yra gyvenimas. Ačiū Tomai už klausimą. Tomas Saulis Kondrots. Tomas Saulis Kondrotas. Žodžiu, Ingos lentyna knygų tikrai turbūt didelė ir užima nemažai vietos Aspazijos gatvėje. Ir artėjame prie pabaigos. O, turim dar vieną klausimą, prašau. Ar mikrofoną turi? Nežinau, kaip. Aš kaip Latvijas. Es varu latviski pajaut. Jā, lūdzu. Bet mēs Tā išvers. Ingas, tu gribu pajautāt par žanriem, jo es esmu tulkojis tev stāstus, tie ir brīnišķīgi, vienkārši brīnišķīgi. Un laikam Andra Neiburga ir teikusi, ka tā īsā distance labāk uzvelk emocionālo stīgu. Kā tev ar romānu un ar stāstu, kurš no tiem žanriem ir tuvāk sirdī, kurā tu vari sevi labāk realizēt? Bet jūs nevajag pabeigt. Klausimas apie žanrus, kuris ir žanrų artimesnis yra, ar ne, romanas ar apsakymas. Nes Laura yra vertusi apsakymų. Mans žanrs ir īsais stāsts, jo tas ir iespējams, tas uzrakstīt uz vienas elpas, kā dzējo iesākums, vidus un beigas. Mano žanras yra apsakymas, nes lyg vienu prisėdimu parašytas pradžia, vidurys, pabaiga. Bet romāns tas ir tā kā milzīgs darbs vairāk gadu garumā, un tad, kad tu apsēdies pie tā, tev jāatceras, kurš ar ko ir precējies un kurā
romanas yra didžiulis kūrinys, keliems metams, keliarių metų darbas ir tu atsisėdi ir turi prisiminti ten, kas su kuo susituokęs ir taip toliau. Un romānā ir ļoti svarīga struktūra. Un struktūrā man šķiet Latvijā spožākā ir Nora Ikstena, jo viņai visos romānos ir struktūra ļoti precīza. Ir svarbiausia romane yra struktūra ir Latvijoje puikiai struktūra Noros Ikstenos darbų. Kiekvienas jos darbas turi aiškiai struktūrą. Jā, bet romāni ievelk sevi, jo tu sāc rakstīt un pēc tam vienkārši sakrīt beigas kopā, gali sienas ar galiem. Tu pēkšņi saproti, kāpēc tas tā, un tas ir ļoti aizraujoši romānu rakstīt, bet ļoti grūti arī. Romanas įtraukia, tu tuos galus atrandi, suvedi į vieną, labai įdomu romaną rašyti, bet ir labai sunku. Ačiū už klausimą, ačiū už atsakymą. Ar dar kas nors norėtų ko nors pasiteirauti? Tuomet kviečiu dar kartą Rasą Samuolytę paskaityti ištrauką, kuri mums padės dar geriau pajusti tą potvynį. Neseniai atkeliavusi. Antrąją pasirinkau ištrauką, tai bus skyrius Monta. O Monta yra pagrindinės herojės Ievos dukra. Aš galvoju, ar reikia to mikrofoną? Ne. Bet įrašo reikia, gali įrašo reikia. Įrašo reikia. Na, nes žinau, kad Gerai, tu esi. Jis manęs neklauso, mes tuoj susitarsim. Vienas. Daugiau. Monta. Ji ateina vėlai. Joks žmogus į svečius neina taip vėlai. Nepadoriai vėlai. Pernelyg vėlai. Teisingiau sakant, naktis jau triūsia vakaro glėbyje. Laikas geras, kad gertų arbatą ir tylėtų. Gal būtent todėl ji pasirinko ateiti į svečius taip vėlai, kad nereikėtų kalbėti. Kad galėtų permiegoti naktį ir auštant išbėgti. Vizitas pas motiną, kalendoriuje pažymėtas varnele. Ieva atidaro duris. Sveika, čiau. Nerūpestingas bučkis į skruostą ir vėl žingsnis atgal. Distancijos laikytis reikia. Aplinkui dvelkia dūmais. Tikriausiai prieš užlipdama laiptais prie paradinių durų tamsoje skubiai sutraukė vieną cigaretę. Ieva verda arbatą. Monta suka ratus po butą. Internetą galima? Žinoma. Sėdi prie kompiuterio. Plaukuose dredai. Susivėlusios grįžtės, tankios ir pasišiaušusios kaip butelių šepečiai tamsios varios spalvos. Pečiai stačiai pakelti. Plonas kaklas įsitempęs. Atrodo, kad aplink dukterį nematomos ietis, kaktusų adatos neprisiliesk, paauglė. Arbatos gersi? Atnešk. Ieva atsidūsta. Viltis, kad bent arbatą išgers prie stalo priešais, viena priešais kitą, nors ir tylėdamos, sprogsta kaip muilo burbulas. Ieva padeda arbatos puodelį ant kompiuterio stalo. Ačiū. Prieblandoje žybsi ekranas, kitų gyvenimai. Antakyje sidabrinė strėlė, ausise maži žiedeliai ir pora žiogelių, ant plonų riešų odinės apyrankės su dygliais, akys apvedžiotos juodu tušu, surfina drauguose. Motinai neprieinama Simply Offline. Kaip einasi? Gerai. Motina pažvelgia tokiu žvilgsniu, kuris atvirai rodo, palik ramybėje. Ieva grįžta į virtuvę. Po akimirkos iš ten šaukia. Einam į teatrą kitą savaitę. Turiu bilietus? Ne. Dar po akimirkos. Nenori kurią dieną ateiti pas mane į darbą, mes montuojame naują filmą, įdomu. Neturiu laiko. Kaip mokykloje, normaliai. Kur dirbi? Sky City. Ką ten? Prie sniegliančių. Pati važinėji. Kur pas mus tas sniegas? Nukeliausim į Šveicariją. Ačiū, turiu kitų planų. O
koks tavo draugo vardas? Tomas? Taip. Kaip jis normaliai, mama, palauk, dabar neklausk nieko. Ieva atsidūsta. Valgysi? Ačiū, ne. Ieva įjungė televizorių, seniai to nedarė, bet kol duktė sėdi internete, kažkaip reikia pratempti laiką, kol svečiuojasi. Staiga ateina į galvą mintis. Aš tau paruošiu vonę. Kokią vonę? Pas mane namie dušas. Tačiau Ieva užsispyrusi. Dušas yra dušas, o vonia yra vonia. Aš tau paruošiu gerą, puikią vonę. Tau patiks. Turiu gerų putų, aliejų. Netrukus vonė paruošta. Ieva į putas dar įberia jazminų žiedų ir vonios papėdėje uždega mažas žvakutes. Ant kėdės padeda baltus medvilninius marškinėlius. Jau paruošta. Pirmyn. Monta nieko neatsako. Ieva nusirengia, atsigula į lovą ir pro praviras duris atidžiai stebi svetainę. Paauglė dar ilgokai pasėdi prie kompiuterio, paskui atsidususi, atsistoja. Ieva jau atrodo, kad tuoj įgrius į lovą su visais drabužiais, vis dėlto ne. Nueina į vonios kambarį. Net pro uždaras duris girdėti, kaip ant akmeninių plytelių nukrenta diržai ir sagtys, skamba geležis ir pliaukščia odos, paskui stoja tyla. Pagaliau atsidaro vonios kambario durys ir šviesiais marškinėliais apsirengusi figūra ant pirštų galų įeina į Ievos kambarį. Mėgė, ačiū už vonę, labanakt. Galbūt čia naktį miegosim greta, staiga sušunka Ieva pernelyg staigiai, Monta išsigąsta ir nusisuka. Ką tu? Tai bent ateik minutėlį, pasėdėk čia ant lovos krašto, paprašo Ieva. Ne, bet vis dėlto. Dar po akimirkos Monta įeina ir nenoriai lyg vilkte velkama išsitiesia motinos lovoje. Iš pradžių Ieva bijo pajudėti, lyg į kambarį būtų nusileidęs retas paukštis. Tada išlaisvina ranką iš antklodės ir tiesiai Montos pusę. Ieva uždeda delną ant Montos peties. Koks smulkus petukas, koks trapus. Ji paglosto jį. Ir dar kartą. Monta nesipriešina. Ieva nenustoja glostyti dukters peties. Ji turi visą laiką galvoti, ar glamonė užtektinai stipri ir kartu rami. Taip glostant prijaukinami baikštus žirgai. Pikti žirgai kitokiais glostymais. Monta tik baikšti, ji nėra pikta. Monta lieka čia. Ieva į šiuos prislietimus įdeda visą tai, ko negali pasakyti žodžiais. Jos vėl yra kartu. Jų šiluma susipina. Lyg Monta būtų dar tik žmogaus užuomazga ir sėdėtų pilve, lyg ji būtų dar ta buvusi Ievos trimetė dukra, kurią galima paimti į glėbį. Atšiaurumas nuslinkęs žemėn visai kaip saktys ir geležys vonios kambaryje. Kosmetika nuplauta, visi svetimi, priešiški uždarumo primesti kvapai nutrinti. Monta kvepia vaiku, Ievos vaiku. Net jos kvėpavimo daugiau nereikia slėpti nuo motinos, jame nėra karšto cigarečių dvoko, tik šviežumas ir šiluma. Jos vaikas. Užduosiu tokią paslaptį, kad iš tikrųjų labai, tik perskaičius knygą, labai norėjusi, kad būtent Rasa Samuolytė įgarsintų herojas, nes kažkaip ir su Įgabelė apie tai kalbėjom, kad tai galėtų būti būtent Ingos balsas, kuris nuskambėjo šį vakarą per pristatymą. Ir net šiek tiek pakoregavom datą, kad Rasa galėtų būti su mumis. Tai matosi, kad tikrai vertėjo, ačiū dar kartą Rasai. Labai dėkoju, žinoma, Ingai Abeliai, kurie atvyko pas mus šį vakarą ir pasidalino savo mintimis, net ir naujausią kūrybą. Eglei Žilinskaitei, kuri mums šiandien padėjo susikalbėti, vertusiai iš lietuvių į latvių ir iš latvių lietuvių. Visiems susirinkusiems
Ir, žinoma, noriu pasakyti, kad, jūs taip turbūt jau žinote, kad knygų Naujoji klasika Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūrybos serija nebūtų įgyvendinta be Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos palaikymo ir paramos. Taigi, nuoširdžiai dėkojame ministerijai, ypač profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėjai Rūtai Lazauskaitei. Dėkojame direktoriai, rašytojų klubo direktoriai Janinai Rutkauskienei, kuri mus irgi čia taip svetingai priglaudė šį vakarą. Noriu priminti, kad Potvynį ir kitas Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūrybos knygas išverstas lietuvių kalba galima įsigyti prie įėjimo. Ir taip pat dar vienas toksai skelbimas, kad lapkričio 21-ąją iš anksto galiu taip pat jūs pakviesti susitikti čia su estų poetu Hasu Krūm. Taip pat planuojame jo knygą visai netrukus gauti atkeliavusią iš spaustuvės. Tai tiek padėkų ir tiek įvairiausių anonsų, žinučių ir ačiū labai jums už šitą gražų atidų klausymąsi. Labai geras čia.